Sveiki, mielieji. Šį kartą kalbu iš savo darbo kambario, nes tada atvažiavusi į objektą nepamačiau, kad nenufilmavau savo pasakojimo, tik pasidariau nuotrauką. Taigi atvykau į Vasą, Suomijos miestą, kuriame buvo atrakcionų parkas, jis buvo apleistas. Ir jame buvo daug grafiti ir visokių įdomių dalykų. Apie šitą objektą sužinojau iš Pauliaus Samoškos video, matot jo medžiagą ir tada buvo tikrai ką pažiūrėti, o dabar viskas atrodo taip apleista ir tuščia. Tai va, siūlau nebevažiuoti, nebeieškoti šito objekto, nes tai yra tiesiog plynas laukas. Jäinen puukkokuori on aika tuhota. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Ei, en mieti huomista kun tartun tuopista niinku. Ei, haluan olla sekaisin ja vapaa huolista niinku. Ei, ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku. Muutama pina colada on jo takana. Silti mulla on vielä naamataulu vakava. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota. Parketti kutsuu mua kun en oo enää lukossa. Niinku ta, mä oon tulossa. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Ei, en mieti huomista kun tartun tuopista niinku. Ei, haluan olla sekaisin ja vapaa huolista niinku. Ei, ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku. Nyt lähden tanssimaan niinku cha, enkä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Cha, toinen silmä jo karsastaa. Įsikūriau apartamentuose su pirtele, tai pas laikas biškelį senus kaulus pakaitinti ir pailsėti. Diena buvo tokia gan sudėtinga, 400 kilometrų, žodžiu, keli objektėliai, bet kažkaip nebaisiai sekėsi, nes Vasoje parko neradau. Mūmių muziejus, čia vėlgi mano pačios kaltė, kad neskaičiau tų knygų, nežinau tų pasakų, tai nėra ko norėti. Tai va, šiandien karaliauju, miegosiu lovai, nebe mašinai ir rytoj 200 km ir jau Helsinkis, o ten manęs laukia buvusi vadovė, 10 metų gal nesimatėm, buvusi kolegė. Žodžiu, tokių reikalėlių, žmonių, kadangi dirbau skandinaviškose kompanijose, tai visur turiu kontaktų ir labai miela susitikti. Tai ryt po rytų kažko labai daug nereiktų tikėtis, vieną kitą nuotrauką. Bet šiaip smagu, labai faina, labai geras iššūkis. Pasižiūrėjau, Samoška Baltijos jūrą apvažiavo per 8 dienas, aš apvažiuosiu per 3 savaitės, tai visiškai kitas tempas. Bet šiandien kaip tik Facebooko grupėje Van Life skaičiau, kad Lenkas vienas ruošiasi važiuoti aplink Baltiją 5 savaitėm ir dar trumpesnį maršrutą nekyla iki pat šiaurės, o kelsis keltu ten ir 5 savaitės ir klausia, ar čia ok, ar užteks laiko ir panašiai. Ir visi komentavo, kad kur per 5 savaitės čia bėgte, galvoju,
wow, aš per 3 apvažiavau visą, tai vis tik tai tempas mano buvo tikrai labai didelis ir tebėra. Tai žinokit, jo, gal reikėtų biškį pasiplanuoti daugiau laiko ir nenusivaryti. Gerai, pilu vandenį ant akmenų ir lauk. Eik. Lukiškių kalėjime, tai kiekvienoje kameroje būdavo tualetas ir kriauklė. Čia tai aš to nematau. Tai kaip jie čia išeidavo kažkur, juos išvesdavo, gal kai jų reikalas prispausdavo. Labas, mėlyjeji. Visą dieną su jumis nešnekėjau, nes turėjau reikalėlių, darbų, susitikimų, kelionę iki Porvo, tokio miestelio senovinio. O dabar mašinoje su katinu guliu, ilsiuosi. Ir turiu pasakyti naujieną.
turbūt paskutinė naktis mašinoje šitai kelioniai, nes už lango lyja lietus, nes rytoj nebeturiu susitikimų Helsinki, pasikeičiau kelto bilietą į rytinį laiką, kad spėčiau parvažiuoti namo iki Vilniaus. Bus ilga diena, sunki diena. Daugiau nei 600 kilometrų, bet turbūt geriausia bus uždaryti šitą ratuką, užbaigti šitą projektėlį, kibti didesnėm jėgom į darbus. Pasiilgau šeimos, pasiilgau savo lovos. Taip kad rytoj dar pašnekėsim, į keltą įvažiuosim, tikiuosi sėkmingai, dar panašiai, bet naktis turbūt jau yra paskutinė. Labas, mėlyjeji. Turbūt paskutinė diena, kai sveikinos. Taip, tai va, kėliausi gan anksti, atvažiavau prie kelto. Biškį nerimauju, nežinau, kur čia reiks važiuoti, ar čia atsistojau, gal ne tas terminalas, visokių baimių pilnas kelnes. Tai jau kai persikelsiu į Taliną, tai bus viskas gerai. Tai va, persikelsiu ir minsiu iki namų. I'm traveling, I took the long way back to town. Sometimes you gotta get lost to get your feet back on the ground. I drive for miles and miles, but I can't fix anything. I smile, can't get lost, 'cause I'm just traveling. Sometimes I make bad decisions, and I suspect it's 'cause I am you. Onwards and upwards, well, this path leads to nowhere. Nowhere sounds lovely, well, I'd sure like to go there. Plaukiu keltu, neįsivaizduojas, kaip kojos dreba. Panika ima. Žinau, vieni bijo skrist lėktuvais, kiti bijo plaukti laivais. I'm walking, and it's a sweet and lonesome road. I'm thinking it might be nice to share my load. I really tried, I did the best that I could do. And even when I die, well, I will still remember you. Sometimes I make bad decisions, and I suspect it's 'cause I'm you. Onwards and upwards, well, this path leads to nowhere. Nowhere sounds lovely, well, I'd sure like to go there. Valley deep and wide that reeks of forgiveness. Mountains standing high to Kur pradėjom kelionę, ten ir baigiam. Super kelionė. Daiktai jau po truputį kraustomi. Nuovargis pasimirš, bet įspūdžiai turbūt ne. Paaugau, nežinau, kiek čia centimetrų. Paaugau dvasiškai, paaugau ištvermės atžvilgiu, paaugau išradingumo atžvilgiu, paaugau planavimo klausimais, paaugau problemų sprendimo klausimais. 18 dienų, 5600 kilometrų. Iki galo nesuskaičiavau, kiek objektėlių matėm. Finansus dar suskaičiuosiu, bet
beveik tą pačią sumą ir uždirbau kelionės metu. Taip, kad save varantis variklis, per daug investicijų neprireikė. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad važiavot. Ačiū, kad žiūrit. Ir iki, mielieji.